Salon Polityczny. Renata Witman, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Vytautas Plečkaitis, były ambasador Litwy na Ukrainie. Dzień dobry, labas rytas jums. Labas rytas, dzień dobry. Kaip jūs vertinate tai, kas dabar vyksta Ukrainoje? Dabar Ukrainoje, mano manimu, yra gana sudėtinga situacija, nes lyg ir valdžia daro nuolaidas, priimdama, atkeisdama tos įstatymus, kurie vadinami drakoniškais ir nukreipti prieš žmonių laisvę judėti, demonstruoti ir žada paleisti suimtuosius. Tačiau iš tikrųjų žmonės, kurie susirinkę Maidane, gatvėse, tiksliau Kijevo centre, jie nepatenkinti tais sprendimais, kuriuos priėmė Rada ir tomis nuolaidomis, kurias daro prezidentas. Tai žingsniai Rados yra pavėluoti, ar tiesiog jau vis tiek nieko nepadėtų, negu ir anksčiau būtų? Na, iš pradžių tie žingsniai buvo kitokie, nes jie atitiko tam tikrą situaciją. Dabar situacija pasikeitė, kaip žinote, drakoniški įstatymai buvo netaip seniai priimti. Bet man atrodo, kad apskritai nepasitenkinimas Janukovyčiaus valdžia ir oligarchinė valdžia apskritai Ukrainoje pasiekė tokį laipsnį, kad žmonės nenori leisti šitai valdžiai toliau egzistuoti. Gerai, bet atsistatydino jau premjeras. Taip, premjeras atsistatydino, bet visi žino, kad pagrindinis žmogus Ukrainoje yra prezidentas, ne premjeras. Ir premjeras buvo paukotas, kad šiek tiek nuraminti tuos žmonės, kurie yra susirinkę, kurie yra atvažiavę iš visos Ukrainos, daugiausiai iš vakarų Ukrainos. Tačiau to jiems neužtenka. Ir premjeras yra tokia figūra, kurią gali paukoti tik tai. Jisai yra, kiek žinoma, tai ištikimas Janukovyčių žmogus, jau pastatytas jau prieš 4 metų berods, 3-4 metus, ir dabar atėjo laikas jam nueiti, kadangi iš tikrųjų nepasitenkimas ir vyriausybė yra didelis, bet viskas koncentruojasi į vieną žmogų. Čia yra taip vadinamas tas oligarchinis rytų Europos modelis, kur tvarko vienas su tam tikra grupė oligarchų. Tai manot, kad ar tikitės, kad artimiausiu metu ir pats prezidentas Janukovyčius pasitrauks? Manau, kad jis bus priverstas pasitraukti. Minia privers? Minios? Aš manau, kad privers, taip, iš tikrųjų, nes žmonės jau stovi gatvėje 2 mėnesiai, iš tikrųjų šalta, kantrybė baigėsi ir jie tom tokiom daliniam reformom ar dalinėmis nuolaidos nėra patenkinti. Jie eis iki galo. Ir kai žiūri ir ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių reportažus iš Kijevo, tai parodoma, kas iš tikrųjų valdo tą Maidaną. Maidaną valdo vis tik tai ne opozicija, ne opozicijos lyderiai, ne Kličko, garsus boksininkas, kuris turi daryti nuolaidus pačiam Maidanui, o būtent tokios gerai disciplinuotos, išmuštruotos net tam tikros grupės, kurie nori nuversti šitą valdžią, bet kokią kainą. Ir jie tą padarys, manau. Žodžiu, opozicijos lyderiai jau nevaldo protestuotojų? Manau, kad tikrai nevaldo. Bet kažkas yra, kas juos valdo? Matyt, visiško valdymo apskritai nėra. Yra daug nepatenkintų žmonių, kurie ateina į Maidaną ir jis negali būti valdomas. Bet yra ir grupės tam tikros, daugiausiai iš vakarų Ukrainos, kurios yra labiau disciplinuotos, priklauso šitai partijai. Paruoštos ir net muštra tokia yra. Tai kas paruošė? Aš manau, kad čia vakarų Ukrainos Svobodos šitą organizaciją, kuri turi ir atstovavimą parlamente, 10% jie yra atstovaujami. Jie yra gerai disciplinuoti. Vat štai pavyzdžiui, šią savaitę Špygelis apie tai rašo su interviu su Mirošiščenko, kuris atstovauja Svobodai. Ir tiesiog teigia, kad jeigu ne jie, jeigu ne vakarų Ukraina, ne jų aktyvumas, tai tie žmonės nebūtų įsilaikę Maidane. Kažkam reikėjo visą laiką būti tais, kurie palaikytų tą dvasią. Ir jų nepasitenkinimas valdžia yra didžiulis. Nes valdžia iš tikrųjų yra labai atitrūkius nuo savo žmonių, sukoncentruota 10 oligarchų rankose, tame tarpe ir prezidento Janukovyčiaus ir jo šeimos klane,
nors jis nėra pats turtingiausias, reikia pasakyti, yra už jį gerokai turtingesnių. Ir tų turtingesnių oligarchų dėja yra ir opozicijoje. Ir nelaimė bus tuo metu Ukrainoje, kai vienus oligarchus nuvertus Janukovyčių ateis vėl kiti. Tai iš esmės nieko nepasikeis. Tai būtų labai gaila, kad tai įvyktų. O kiek Maskva realiai įtakoja įvykių eigą Ukrainoje? Na žinoma, Maskva skiria didelį dėmesį. Galima pasižiūrėti į tas laidas, kurias matome mes iš Maskvos, tai žinios iš Ukrainos eina pirmoje vietoje, blogiausiu atveju po prezidento, antroje, bet vis tiek yra didžiuliai reportažai, aišku, yra tendencingas nušvietimas tų įvykių ir matosi, kad yra tam tikras noras. Baimė yra. Ir galbūt baimė, jo yra ir baimė. Ir baimė, kad nepersimestų visą tai į Rusiją. O yra tokia grėsmė. Jeigu nesuvaldys situacijos Ukrainoje, tai Rusija žino, kad kitas žingsnis jau gali būti ir... Nu, taip, kai kurie analitikai galvoja, aš tai nepriklausau. Nemanot? Aš tai nemanau, kad... Kodėl jūs nemanot, kad taip gali Rusija yra palyginti gerai tvarkoma su Ukraina. Pragyvenimo lygis yra kur kas aukštesnis. Yra labai stiprios ginkluotosios ir vidaus pajėgos, kurios bet kada be jokių ten derybų su demonstrantais nušluos pirmuosius. Neleis įsibėgėti. Neleis įsibėgėti, taip. Ir daugiausiai jie smerkia būtent Janukovyčių už tai, kad jisai yra suglebęs, jisai nieko nedaro, jisai dalį Ukrainos anot rusų yra palikęs suvalgyti. Tai jie palaiko Janukovyčių, bet taip, kaip sakoma, iki tam tikro taško ir turi ir savo žmonių, kuriuos jau yra numatę, ką pastatys vietoj jo. Jeigu bus galimybė jiems tai padaryti, žinoma. Tai man, kad bus pankstinti rinkimai, kad vyks prezidento rinkimai Ukrainoje. Aš manau, kad žmonės tiesiog privers. Nes tam tikra ta chaotinė situacija, kuri dabar yra Ukrainoje, rodo, kad žmonėms niekas nevadovauja. Nei vieniems, nei kitiems. Nei valdžios struktūroms nėra vadovavimo, kai kurios jos yra užimtos. Nežinia, kiek šalis gali taip laikytis, kai nieks niekam nevadovauja. Čia vis tiek yra 21 amžius, reikalingi tam tikri Gerai, o jeigu Rada priims dabar įstatymus, tai reikalauja, kad būtų priimti tie, kurie nebuvo priimti dar prieš keletas metų dėl tos Ukrainos santvarkos, kad nebūtų tokia prezidentinė, o labiau tokia parlamentinė ir taip toliau valstybė. Jeigu priims... Klausimas ar priims, nes tarp opozicijos lyderių yra skirtumų. Pavyzdžiui, iš vakarų Ukrainos, būtent ta Svoboda, kuri labai aktyvi, ir be jos neapsieina nei Kliučko, nei kiti opozicijos lyderiai, tai jie yra už tai, kad prezidento galios būtų labai stiprios. Tuo tarpu tie, kurie norėtų, kad ir toliau būtų tokia pusiau oligarchinė sistema, jiems tokia išplaukusi demokratija Ukrainoje yra palanki. Tai jie pasisako už tokią, pusiau demokratinę, tai yra pusiau prezidentinę, pusiau parlamentinę valdžią, tokia panašiai kaip pas mus. Kliučko apie premjero Azarovo atsistatydinimą pasakė taip, tai žingsnis link laimėjimo, bet dar nelaimėjimas. Na, jam reikia kažką pasakyti, vienas dalykas tiems žmonėms, kurie jau laukia. Tai, kas vyksta dabar, iš esmės valdžia koncentravusios yra dviejose lygiuose. Yra valdžia, kuri gali išleisti arba atkeisti įstatymus, tai jų Rada, bet reali valdžia tai yra gatvėse. Ir būtent ta reali valdžia ir nuspręs, ką toliau darys ir Kliučko, ir kiti opozicijos lyderiai, nes spaudimas jiems yra didžiulis. O be gatvės jie praktiškai yra bėgiai, nes jie parlamente neturi daugumos. Jie parlamentiniu spaudimu per daug nieko negali padaryti. Tik tai su gatvės palaikymu jie daro... O ar manot, kad grėsia Ukrainai pilietinis karas? Aš tai nenorėčiau, kad to būtų. Aš manau, kad daugelis ukrainiečių ir aplink Ukrainą esančių žmonių nieks nenori pilietinio karo Europoje. Čia būtų antra Jugoslavija. Tai kai matome, kad iki šiol dar kai kurie dalykai, pavyzdžiui, su Kosovu Serbijoje nėra galutinai įspręsti. Tai manyčiau, kad sveikas protas nugalės. Bet ar grėsia? Aš manau, kad yra tokių karštų galvų tiek pačioj Ukrainui,
tiek yra galbūt ir tam tikrų provokacijų iš kaimininės šalies, kai radikaliai nusiteikę politikai tiesiog savo kalbom skatina tą arba gazdina ukrainiečius suskaldimu. Žinoma, yra didžiulis skirtumas. Čia pakaks, tos nepaprastos padėties įvedimas, pavyzdžiui. Ar čia nebūtų žingsnis lyg karo jau? Nemanyčiau, kad tam ryšis. Jau yra... Nors apie tai jau kalba. Jau kalba seniai ir gazdinimų seniai yra, bet kai pamatai tos reportažus iš Kijevo ir pakalbė su žmonėmis, kurie ten lankosi visose stovyklose, tai matai, kad iš tikrųjų ta valdžia yra gana silpna. Ji iš inercijos dar laikosi. Nešvies kariuomenės prieš minią? Aš manau, kad ne. O Ukrainos pasilymas tos valstybės ar grėsia, yra tokia grėsmė? Ukrainos... Tiesiog į dalis, kad jinai suskiltų į dalis. Taip. Na, manau, kad visi, bent kiek rimtesni politikai, stengsis, kad to nebūtų. Na ir visuomenė suvokia, kad 20 milijonų gyventojų, vakarų Ukrainoje, sakykime, gyvena nepilnai ne 10 milijonų, jeigu tikrai. Tai, ne ta valstybė. Na ir jos regionai yra taip vienas su kitu jau susiję. Sakykime, rytuose yra pramoniniai rajonai, sunkioji pramonė, laivų statyba, raketos ir visa kita, o tuo tarpu vakarų Ukrainoje daugiau žemės ūkis, turizmas, per daug ten iškasenų nėra. Ir žinoma, tai būtų smūgis tiems vakariečiams, ko gero dauguma jų emigruotų. Valdas Adamkus, buvęs Lietuvos prezidentas, pasakė, kad ES išdavė Ukrainą. Sutinkate su tuo? Galbūt taip galima su to sutikti iš esmės, nes aš manyčiau, kad iš tikrųjų ES nebuvo pasirengusi tokiam Janukovičiaus demaršui. Nelabai jie ir nori kištis į tą Ukrainą ir netgi dabar jie norėtų, kad ukrainiečiai patys susitvarkytų ir kuo mažiau kreiptų dėmesį į Briuselį. Briuselis nėra pasirengęs Ukrainos priėmimui, nėra parengęs tam tikrų planų. Galbūt dabartinė situacija verčia šiek tiek keisti tą politiką. Jie vėl pakartoja, kad vėl yra atviros durys Ukrainai, asocijuotai narystai. Nebūtų šitų įvykių, jeigu būtų pasirašyta Vilniuje tas sutartis, jeigu Janukovičius būtų pasirašęs šitą sutartį, kaip manot? Gal tokių įvykių tikrai nebūtų buvę. Bet kita vertus, matyti, čia yra gilesnės priežastys, jos yra ir socialinės, ir ekonominės, ir didžiulė nelygybė, yra didžiuliai turtai sukaupti kelių šeimų rankose, yra milžiniškas išnaudojimas, didžiulė migracija, žmonėms tik trūko kantrybė, susiplakė į vietą daugybė priežasčių, dėl ko šitas viskas įvyko. Ir matyti, dabar jau turi įsispręsti. O šitos situacijos dabar, ką realiai gali ES? Kaip gali padėti Ukrainai? ES gali padėti savo misijom, tam tikrais ir pažadais taip pat, bet tie pažadai, jeigu juos duoda ES, jie paprastai turi būti vykdomi. Europos mentalitetas, vakarų Europos mentalitetas yra kitoks. Negali taip daryti, kaip Janukovičius daro. Čia yra šiek tiek ir bėda tame, kad rytų europiečiai vienaip galvoja, vieno mentaliteto žmonės, vakariečiai yra kito mentaliteto žmonės, ne visada vieni kitus supranta. Tai gal visai netinka jie vieni kitiems ir niekada čia nebus galimybės suprasti vieną kitą ir tiesiog įtraukti Ukrainą į ES. Manau, bendraujant, šviečiant keisis, taip žinoma, atsiranda vis daugiau Ukrainiečių. Ar nebus taip, kad pakeisi ne į tą pusę, žinot, bus labiau ukrainietiški? Ne, jie vis tiek jau 450 milijonų, apie 500 milijonų yra viso Europos Sąjungoje, o čia yra kokie 45 ir jie irgi nevienodi, vakariečiai, vakarų Ukrainoje jau jie, galima skaityti, vos ne europiečiai. Nors jie dažnai dabar pabrėžia, duodami interviu užsienio reporteriams, kad jie pirmiausia yra ukrainiečiai, ne europiečiai. Ir ypač tas nacionalistinis flangas iš vakarų Ukrainos, jis akcentuoja būtent tautos nacionalizmą. Nacionalinės vertybės, o ne europinės vertybės. Tai būtent, jeigu tas flangas nacionalistinis, jeigu prieis prie valdžios, ar nebus tokių ketinimų ir peržiūrėti čia sienas, žinot, Vengrijos, Lenkijos prieškarinė žemės. Atskirų pareiškimų tai gali būti ir jų yra, bet ar jie nulems, tai
Aš nedrįščiau sakyti. Manyčiau, kad vis tik tai šitas srovė nėra pakankamai didelė. Ji turi maždaug apie 10% žmonių palaikymą. 10% nėra tiek daug. Tai tokie ultranacionalistai, taip? Taip, kurie dabar turi daugumą Ukrainos parlamente. Taip, tai maždaug tiek yra. Tai, bet jie negali diktuoti kitoms politinėms jėgoms, kurie yra nusaikesni ir kurie mato kitokį Ukrainos modelį. Bet jeigu vėl būtų rinkimai ir parlamento, ir prezidento, ir jeigu į valdžią ateitų tos nacionalistinės jėgos, tai visko gali būti? Nu, matot, tos nacionalistinės jėgos turi palaikymą vakarų Ukrainoje, gal šiek tiek Kijeve, kai kuriuose regionuose, bet didžioji dalyje rytų arba vidurio Ukrainos, tai jie, manau, neturėtų didelio palaikymo. Ir jie nesurinktų pakankamai daug balsų parlamente. Žodžiu, jūs manot, kad Janukovyčius ilgai neišsilaikys postą ir reikės priešlaikinių rinkimų prezidentinių, taip? Manau, kad taip. Iš tikrųjų, Janukovyčius anksčiau ar vėliau turės pasitraukti. Nes to reikalauja dauguma, jis neturi atsvaros, netgi ir jėgos struktūrose neturi atsvaros jau. Ir čia tik tai jisai tempia laiką. Kiek jisai jį ištemps, kiek sugebės. Kaip manot, kiek ištemps? Kokį mėnesį gal ištemps, o gal ir ne. Gerai, pažiūrėsim. Ačiū Jums labai už pokalbį, už atvykimą. Naszym gościem był dzisiaj Vytautas Pličkaitis, były ambasador Litwy na Ukrainie. Radio Znak Willi.